Brangus tautiečiai, draugai, lietuviai, miestiečiai ir piliečiai. Man yra labai keistas vienas dalykas. Aš kai su vaikais žiūriu animacinius filmukus, mano vaikai iš karto atskiria, kur yra blogiečiai. Iš karto atskiria. Be jokių diskusijų. Jie mato, va čia yra melagis, va čia šitas yra vagis, va čia šitas yra išdavikas. Jiems kažkaip labai aišku. Ir tada tu galvoji, jeigu vaikai supranta, nu kaip suaugusieji nesupranta kartais. Tu jiem rodai, va melagis, va išdavikas, va vagis, su faktais, su įrodymais, vis tiek jie netiki. Netiki žmonės ir sako, ai, nu gal nedarom tragedijos. Nu mes tai nedarom tragedijos, bet viskas, ką jie daro, yra tragedija. Viskas, ką jie daro, yra tragedija, nes jie nesugeba daugiau nieko padaryti. Tragedija yra, kai vieną dieną sako, mes nesikišim į turinį, kitą dieną ateina teta ir sako, žinokit, mes sakysim, kokias laikas, kiek kultūra, kiek apie vaikams, kiek jaunimui. Teta sako. Čia man primena tą situaciją, kai eini mažas būdamas miestu, prieina prie tavęs 5 marozai, sako, ateik biški už kampo, nieko nebus. Ir tada nusiveda, suspardo ir visus centus atima. Čia labai panaši tragedija. Čia yra tokia tragedija, kai tu ne su galva, o su buldozeriu bandai įstatymus daryti. Nu nedarykit su buldozeriu jūs tų įstatymų, jų melioraciją šiais metais turit pasidaryti už 18 milijonų. Miela valdžia, aš noriu, žiūrėkit, jums priminti, kiek yra problemų. Degalų kainos, keliai, poligonai, dronai, demografija, senjorai, renovacija. Jeigu dar mažai per Netflixą iš vis nėra ką normaliai žiūrėti. Va čia yra problemos. Čia kiškit rankas, o ne prie laisvo žodžio. Ir žinot, ir kai pasižiūri, kas kiša tas rankas, tu matai, kad čia vėl tie patys. Tie patys animaciniai herojai. Šliužas, melagis, vagis ir išdavikas. Ir matai, kad jie bando ne tik LRT, bet ir visą Lietuvą nurident nuo skardžiaus. Ir jie mums sako, nebijokit, nedarykit tragedijos. Mes matom, mes atskiriam blogiečius. Brangus Seimo nariai, žiūrėkit, jeigu nenorit būti Seimo nariais, būkit geri, nebūkit. Ką? Yra planas B, trūksta mokytojų, trūksta pareigūnų, ugniagesių trūksta. Už tokią algą kaip jūs, jie tikrai galėtų dirbti vietoj jūsų. Galit netgi komikais tapti. Tik yra viena bėda. Komedijoje reikia jausti publiką, o jūs publikos negirdit. Brangus valdantieji, jūs negirdit, jūsų negirdi publika, jūs negirdit publikos, nes laisvas žodis ne jūsų, jis mūsų ir rankas šalin nuo jo. Ir pabaigai, aš turiu vieną pasiūlymą gimstamumui gerinti. Žinot, sako, kad gimstamumas stabdo kontraceptinės priemonės, prezervatyvai. Liaudyje jie kitaip yra vadinami. Tai labai paprasta išvada, kai valdžioj bus mažiau tų priemonių, tada ir gimstamumas pagerės, pamatysit. Ačiū labai visiems.